Profesorius, habilituotas daktaras Zigmas Zinkevičius švenčia 70-ąjį gimtadienį. Ir visos ministerijos vardu toks atvykęs. Zigmas Zinkevičius net 4 mokslo akademijų narys. Jam suteiktas svarbus humanitarinių mokslų pasaulyje atžymėjimas, Herderio premija. Jis Latvijos ir Vytauto didžiojo universitetų garbės daktaras. Per 45 mokslinės veiklos metus darbų kalnų kalnai nuversti. Gerbiamasis Mokslo akademijos prezidentė, kolegos akademikai, ponios ir ponai. Rašydamas lietuvių kalbos istoriją, kurios paskutinysis 6 tomas jau atspausdintas, aš gavau atvejais įsitikinti, kaip labai netolygiai ištirti atskiri lietuvių kalbos raidos reiškiniai. Kaip netolygiai nušviestos kai kurios epochos, tos sąlygos, kuriuose funkcionavo lietuvių kalba. Kalbos istorija atspindi ją šnekančių žmonių praeitį, tautos istoriją. Mano kredo yra, kalbos istorijos mokslas turi tarnauti tautos praeities pažinimui. Mano kredo yra, kalbos istorijos mokslas turi tarnauti tautos praeities pažinimui. Gerbiamas profesoriau, kuo, pavyzdžiui, kalbos mokslas gali padėti istorijos mokslui, konkrečiai lietuvių tautos praeities gilesniam pažinimui? Labai daug gali padėti, ypač tolimosios praeities pažinimui, tų laikų, kurių nesiekia istorijos šaltiniai. Sakysim, kad ir toks pavyzdys. Pirmojoje Būtovės slėpinių laidoje istorikas Bumblauskas pasakė maždaug taip, kad iki pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo, iki 11 amžiaus pradžios, lietuviai buvusi kažkokia tokia niekam nežinoma tautelė ten kažkur pelkėse. Jis turi teisę tai pasakyti, žiūrėdamas istorijos šaltinių, nes iš tikrųjų iki tol niekur neminima. Bet kalbos duomenys yra dar patikimesnis šaltinis. Paimkim, kad ir Lietuvos pavadinimą slavų kalbose Litva. Į balsis vietoj dvibalsio rodo, kad šitas žodis yra patekęs dar prieš dvibalsio monoftongizaciją slavų kalbose, kuri įvyko 5-6 turbūt šimtmetį. Vadinasi, iki tol jau slavai girdėjo apie lietuvius. Vadinasi, nemenka tautelė. Lietuvių kalbos istorijos šešiatomis viso jūsų gyvenimo veikalas. Pagrindinė knyga. Bet prisiminus kitas jūsų knygas, susidaro įspūdis, kad viskas buvo pasiruošimas tam pagrindiniam darbui. Ar iš tikrųjų taip ir yra? Iš esmės taip. Tik matot, aš ilgai negalėjau pradėti šitos istorijos rašyti, kadangi, tokie laikai buvo. Bolševikai kalbos istorijos, kaip ir bet kokios istorijos, bijojo. Ir reikėjo labai, atsargiai, dėl to aš ilgai nesiryžau. Jeigu nuo pirmųjų mokslinių darbų jūs jau žinojote pagrindinį uždavinį, tikslą, kadagi kilo idėja parašyti lietuvių kalbos istoriją? Gal dar studijuojant Vilniaus universitete? Mintis tokia, žinoma, buvo, bet jį taip padangėse skraidžioje. Matot, lietuvių kalbos senieji raštai yra palyginti neseni. Dėl to, apžvelgiant lietuvių kalbos raidą iki raštų pasirodymo, pagrindinis šaltinis yra tarmių duomenys. Dėl to aš turėjau tapti dialektologu. Iš tikrųjų, aš kaupiau medžiagą lietuvių kalbos istorijai visą laiką, bet vis nedrįsdavau pradėti rašyti. Man atrodė, kad tos medžiagos vis maža ir maža ir maža. Pagaliau 80-mečio
vidury, antroj pusėj, mane pradėjo raginti Vašingtonė gyvenantis profesorius Pranas Skardžius. Sako, tu ir numirsi ir nepradėsi rašyti. Na ir jis mane tiesiog privertė, taip sakant, pradėti rašyti. Aš pradėjau rašyti 80 metais. Paskaitos, sėdėjimas egzaminuose, 10 metų darbo dekanate, 15 metų vadovavimo katedrai netrukdė tai moksliniai veiklai, veikalų rašymui. Galbūt buvo geriau dirbti kalbos institute. Daunokit, ar jaučiate sentimentų Vilniaus universitete? Be abejo jaučiu, žinoma jaučiu. Matot, universitetas, žinoma, paskaitos kažkiek trukdė, bet ir padėjo. Ypač pratybos, seminarai, kursiniai darbai, diplominiai, aš duodavau tokius temas susijęs su savo istorijos rašymu. Ir taip, kad buvo ir naudos, ir naudos. Na, o Vilniaus universitetas, taigi aš čia visą savo amžių, taip sakant, praleidau iš tikrųjų. Tai aš negaliu nejaust sentimentų. Antrajame, pirmajame tūkstantmetyje prieš Kristaus gimimą baltai buvo plačiau paplitę negu tuo metu slavai ar germanai. Dabartinės lietuvių latvių žemės tai yra likutis užimas apie 1/4 senosios baltų teritorijos, rašo profesorius Zinkevičius savo lietuvių kalbos istorijoje, kaip visada siedamas kalbos faktus su tautos istorija. Profesorius aktyviai domisi ir dabarties visuomeniniu gyvenimu. Ar mokslininkas turi teisę būti nuošalyje nuo politinio gyvenimo? Man rodos, neturi teisės tokios. Kalba, jos reiškiniai labai priklauso nuo išorinių faktorių, nuo visos aplinkos, kurioje kalba funkcionuoja. Kalbos istorija visą šitą turi atsispindėti. Be to, mokslininkas, priėjęs prie dabartinių laikų, turi žiūrėti ir į ateitį. Vadinasi, nuo to, kokioj aplinkoj funkcionuos lietuvių kalba, juk priklausys ir pati kalba. Taigi kalbininkas, kalbos istorikas negali būti abejingas. O aplamai mokslininkas? Mano supratimu ir kiekvienas mokslininkas. Pagaliau jis yra ir pilietis. Kaip jis gali nesidomėti tuo, kas darosi?